pradedam nuo rubino, nuo raudono. Ieškok rubino, atsivesk jį į erdvę, 3, 2, 1, ir praskenuosi energetiškai jos savybės. Iš jeigu kas liečia tos 3 kristalus, nes kadam peridotas, tai čia biškai iš šono, mes jį paskui pažiūrėsim, bet va tos 3, kur sakiau, tai jisai man yra sunkiausia energetika iš jo. Taip. Su juo kažkaip reiktų atsargiausiai elgtis. Atsargiausiai, jisai labai yra galingas ritualams įkalbėti, įraižyti, kažkaip net gal rašyti su jais, matau, kad rašydavo su jais, net kažkaip nudroždavo tą kristalą, tą akmenį ir kažkokia briauna smaila netgi gali rašyti, taip raudonai netgi rašydavo ant kažkokio papiruso gal. Jeigu nori kažkokios ten, gal tais laikais, gal kažkokios sutartys buvo, karalysčių perdavimo pavyzdžiui. Man grinai, žinok, irgi tas pats eina, nes kaip slapta tokio, žinai, ten matau Rusijai irgi kažkur tose požemėse prie ugnies, ten su to rubinu, tai su juo labai reikia atsargiai, nes irgi ta magija labai stipriai traukia, labai puikiai veiks tas rubinas. Nemokantiems ir nežinantiems, kas yra rubinas ir nemokantiems jo nešioti, su juo bendradarbiauti, labai reikia to geriau nedaryti. Nes jisai labai yra stiprus pareiškėjas, man tai žodis pareiškėjas, jeigu aš pasakiau, taip ir bus, ir aš jeigu dėjau intenciją į tą akmenį, žiūrėk, kad pat dar atlaikytum. Geras. Oi, tikrai. Nes tokai tik pradėjai sakyti, kad su juo rašo, man iš karto iškilo, kad esu mačius kontraktus raudonai ant juodo parašytus, žinai, grinai, kad aš sakau, ne kraujas, ne. Ir man dabar atėjo per tave rubinas. Nes ne visai sako. Jo, kai kur čia daug tų visokių, daug ko mes nežinom, kaip ką ten anksčiau naudodavo. Tai žodžiu, tais rubinais atsargiai, mūsų energetikai nei tavo, nei mano jisai netinka. Ne, faktas, aš irgi tą jaučiu. Netinka dėl to, kad mes esam, kaip čia nepasikėlusiai pasakyti dabar. Mes esam kur kas daugiau negu ką gali tas rubinas. Ir tokias žinias, kurias mes sunkia energetika. Man iš vis atrodo, kad aš, pavyzdžiui, esu dar net nepakankamai stabili, tokia, žinai, man reikia kažkokių lengvesnių energijos. Šitas yra daug sunkus, jis gali išbalansuoti į tamsią pusę. Taip, visiškai teisingai. Ir mums jokios naudos iš to nėra. Mes geriau, aš paskui pažiūrėsim, kokius mums geriau tinka, kad nemaišyti. Kokius tokius šviesius, man rodo, kristalus paskui pažiūrėsim. Ne. Net jeigu būna kitą kartą tam pagalvoji, tarkim, nežinai hipnozę, ne? Ir tarkim, išgirdėjai, kad rubinas labai gerai ten meiliai pritraukta ar kažką. Bet jis tau ten, tikrai, žinai, tokių situacijų. Bet tarkim, ir mes nusiperkam tos rubinus, tai žiūrėk, kad tokia gali pritraukti kažkokią despotinę, gal net meilę, gal tokį kreiptą kažkokią. Sakau, su juo labai yra atsargiai. Esi puikus maginis, kaip čia pasakyti, maginis įrankis. Toks, bet sakau, jį jeigu naudodavo, tai konkrečiai kam reikia, konkrečiai. Negali su juo žaisti, kažkaip man rodo. Negali. Praskenuok, pabaig pirmą aš tada. Ne, sakyk, prie kraujo norėjau sakyti, kad jis buvo naudodamas. Sakyk. Praskenuok, kokiom būtybėm naudoti jisai tiktų labiausiai. Ta prasme, mums, pavyzdžiui, netinka, bet gal yra kitos kosminės būtybės, kuriem tinka ta energetika. 3, 2, 1. Ateina tokie kaip kariai, gal kažkokie orionai, ką žinau, gal kažkaip, kad tokie kaip... Pavyzdžiui, sirenų tokia yra stipri energetika. Ne, sirenom eina visokie kvamarinai ir visa kita. Ne, man čia eina tokie... Druidam irgi turbūt. Druidam gal labiau. Labiau vis tiek. Vis tiek jie prie to žemės labiau dirba. Tokia drūti. Prie žemės, tai gal sakyčiau labiausiai druidam, žinai, bet ir tai... Nenešiot turbūt ar retkarčiais panaudot.
Nu, to mano pamotė, tai jinai turi tokį didelį tokį žiedą su labai dideliu rubinu. Žinai, kai senoviniais laikais, kur vos ne per visą pirštą toks pailgas. Ir žadėtuvių žiedas, tai ten aš įsivaizduoju, kokia ten magija pridaryta. O davai pažiūrim, ką jinai gal ten kažką laiko. Davai pažiūrim. Pažiūrim. Pasižiūrėk tą jo žiedą. Kas ten su ta žieda, ar jinai ten nieko nedaro su jo Slepia. Slepia jau tokia, tik tai davai, tik sakau, duok. Jos galia čia labai stipri kažkaip. Aš mačiau, sakau, jau ne vieną kartą, kai pamatau kažkokią druido lazdą ir būna ant lazdos įkištas, kažkaip viršaus kažkas ten vis kažkoks kristalas. Tai ten tas rubinas ir būna. Pavyzdžiui, pas šituosgi popiežius irgi nekart visokius popiežius ten žiūrėjom ir tos iš tų visų lygių ten irgi nekart tose požemės irgi yra rubinai. Magija kažkaip ta jo stiprioji. Šiaip dabar jie kaip juodai naudoja, bet šiaip būtų čia ta stiprioji valdyti stichijas kažkaip tas rubinas gerai būtų. Tai jo, jinai įdėjus intenciją kažkaip šituo žiedu. Matau, žinok, jinai su to žiedu tokį galią turi kažkokią, kad, pavyzdžiui, paima mano nuotrauką ir jinai trina su to žiedu. Užsideda tą žiedą ant piršto, žinai, ir trina taip tą magiją savo šlykščiam manęs. Eina savo. Vai kaip. Reik neutralizuojam, davai išėmam, padarom taip, kad ten gerai. Aš tavą noriu sakyti, gerai, išvalom tą energetiką, tą žiedą, pakeičiam. Įdėjau meilės. Gerai. Kiek tik trins dabar tau padaugės meilės nuo to. Jo, padariau, kad ne man meilės, bet kad neutralizuoja iškart pati automatiškai neutralizuoja savo burtus su meilė. Gerai. Jinai galvoja, kad neužtvirtina, bet gaunasi taip, kad jinai čia tos meilės, tokios raudonos energijos, tokios aistros netgi įdėjau, tokios kaip tai įsimyli, žinai, kaip tu nori žmogaus. Tai jinai, kai jau trins automatiškai viską priešingai ir tada jinai gaus labai stipriai velnių už tai, kad jinai ką čia daro. Labai gerai. Jo, okei, patraukiam ją. Gerai, mes iš savo erdvės. Tai gerai, nes su rubinu viskas aišku. Jo. Gerai, einam prie to smaragdo. Netgi nešiojantiems su juo kažkaip, man rodo, dar apie rubiną, kad kažkaip reikia labai atsargiai. Dėl to jo nešiodavo, laikydavo kažkur, nes neatsargiai mintis kažkokia netgi gali pats gauti atgal. Jo. Tas rubinas labai toks reaguoja viską, ką sakai, labai reikia atsargiai. Dabar smaragdas. Aš dar nebepasakiau, nes man... Tava buvo atėjus mintis, kad su rubinu kažkaip įkrauna kraujo energiją net į rubiną, kai man gėda. Kažkoks va toks atėjo. Bet grinai privaro kažkaip kraujo, vos gal įmerkia ar kažkas tokio ir ten prikrauna tos energijos, topsios vaivai. Kad jis labai ten toks. Žodžiu, sujuodina jį tokį būdą. Jo, netinkas mums. Jo, netinkas mums visiškai. Ne. Okei, einam toliau. Jo, einam prie smaragdo. Kas tokio su smaragdu, skaityk, energetika. Jo. Man jau iš karto rodosi visokie lapai, žaluma, gausa, gerybė, sielos ramybė, kai viskas yra gerai, kai viskas yra saugu, užtikrinta, tas smaragdas va tą rodo, žinai. Ramybė, saugumas, gausa. Nešiot labai jį gerai, bet kokį žiedelį ar pakabuką labai gerai, kažkaip man rodo. Tada tu trauki save tą ramybę, tą gausą kažkaip. Ir tada tave kažkaip, jeigu puola kažkaip, tas akmuo gal padės tau kažkaip. Aišku, žiūrint, kokio lygio tos atakos ir kokio dydžio tas akmuo, kokią intenciją dedi. Bet tarkim, tu nežinai, tiesiog šiaip nešioji tą smaragdą ir gauni kažkokių atakų ten, kad ir
mintimis kažkokius, tai kažkaip sušvelnina kažkiek vis tiek. Nu va, gerai. Man tikrai tinka šitas. O jisai. Čia daugumai tinka, man atrodo, ne? Nu, tai raganai, tai ne. Aš norėjau sakyti tie tokiam labai žemiem, kas su žemom energijom dirba, tai turbūt ne. Nes jiem reikia, kad kunkuliuotų viskas, jiem ramybės nereikia. Jo. Bet tai karaliai naudodavo, ne? Jiem padėdavo. Žinai, kas simbolizuoja visi tie 3 akmenys? Žiūrėk, aš matau taip, rubis eina ties pilvo apačia, visos kelios čakros, tada eina šitasgi kaip jisai ant ties širdim. Smaragdas. Aha, o safyras, kai yra galva, jau link kosmoso, nes eina ten raudonas ta visa materija, ta aistra, tada eina meilė, gėris, harmonija ir tada eina safyras. O tik virš safyro deimantas. Toks kaip netgi, štai kaip toks kaip žiedas, nes ten sukasi. Nu, čia prie jo prieisim. Oi, geras, čia. Fantastika. Wow, kokia informacija. Gerai, tik tada safyrą galim prieiti. Aha, jo. Safyras iš vis tokia dar lengvesnė energija eina. Jo lengvesnė, bet čia man eina wisdom žodis. Išmintis, wisdom. Vat į auksą jisai įdėtas labai, vat ne veltui tie visi masonai kažkokie, ar tam vat karališkos šeimos mėgsta tą tamsią spalvą ir auksą, netgi pasai ten jų dar kažkas, nu, esi gal girdėjus apie simboliką, Varlinas daug kalba, tai va čia kažkaip susijęs su tą magiją, vat išmintis, tai jį kaip čia jį dabar nešiot. Aišku, auskarai labai tinka, auskarai, nes tas 3 čakras visas labai vibrina, kaip čia pasakyti, maišas man žodžiai. Nu, supratai. Nu, supratau. Labai tinka, žinok. Diademos tos vadinamos, kur gali ant kaktos, žinai, tos kaip gražiai su tais. Tikrai filmuose esu mačius, plamus su tais karūnos netgi, labai daug su smaragdais, tais safyrais. Nes čia, matai, simbolizuoja, eina savo. Tai mums tiktų, aišku, dabar mes šis laikais, kai nebenešiojam tų karūnų. Aš norėjau sakyti, madą reikia pradėti vėl tų diademų. Sektukai galim, sektukai, lankeliai. Lankeliai ir yra, žinok, tam tikra prasme karūna. Bet dabar padaryk tu kaip nors, kad būtų tikra ir kažkur gaut, žinai, čia irgi, žinai. Bet aš tą paskui parodysiu, žinok, yra kas daro ir kas pardavinėja ir ateina po truputį vėl tą madą nešioti ant galvos, žinai, tuos papuošalus. Yra, daro. Jūs ne visai kaip tradicinės karūnos, biškai kitaip. Jo, tai va, labai tiktų. Tokias 3 mums kombinacijas, matau, mes galim daryti su smaragdais, šitais safyrais ir deimantais. Tai dar labiau išneša mus į tą kosmosą. Jeigu taip žiūrint pagal netgi tos laipsnius mūsų, kas liečia magiją, mūsų maginis, tai vat man išti visi 3, o tau, vat, kadangi pas jūs dar aukštesnis yra lygis, tai smaragdas deimantas man labai rezonuotų faktas, kad ta žalia ir mėlyna. Aš galiu visus 3, be abejo, mums tiktų čia ir tas, bet kažkaip labiausiai, tai va, žinai, žiedas, jo, tinka ir žiedas smaragdas, tiek smaragdinis, tiek safyrinis ir deimantinis. Wow. Labai fainai. Dar peridotą turėjai. Dar kas liečia, vat, tas safyrą, jisai labai irgi įduoda tų, vat reikia kažkokių žinių, aiškiaragystės kažkokios, irgi užsidedi jį ant tos 3 akies, susimerki ir gali labai susikonektinti.
tarsi arba žiūrėti per kokį kolaiderį, žinai, žiūri per tą skylutę, žinai, ar, nu, į tą akmenuką ir kai lūžta tos šviesos, žinai, kai būna ten, kaip kolaideris atrodo, tai va irgi gali informaciją taip rinktis. Taip sakant, tam tikrą prasme, ne tik, kad medituoti, bet mūsų supratimu medituoti, bet iš tikrųjų ten gali informaciją rinktis. Mums labai tiktų šitas tiek deimantas, tiek su smaragdu. Nes smaragdu šito. Nu, ir smaragdas tinka, iš trys mums labiausiai. Wow. Aš dabar galvoju, kokį čia dar tavęs akmenukų paklausti, žinai. O šiaip akvamarinas irgi kažkas į tą pusę, bet gal biški lengvesnis turbūt, ne? Jo, bet mums jisai man tiktų labai ir pagal spalvų gamą, bet įsivaizduok, šalia pasidėk safyrą, tada per viduriuką ametistą ir šalia deimantą. Taip gražiai pereina ir labai atitinka mūsų prigimtis. Abi, kaip mes link tos violetinės, užautų tokių atspalvių, labai rezonuotų. Akvamarinas man ten eina vandenų istorija, vandenų gyliai, vandenų žinios. Tai čia eina sirenom, Neptūnam visiems ir undiniam. Tai čia jau jūros stichija, kur mes galim, bet ar mes... ta prasme... Ne taip. Mums jo patirinėti, aišku, galim, bet visada savo yra tavo. Nu, supranti. Tai mums labiau ametistą galim ir tokios ramybės, kai ateina ta išmintis tokia, daug tos informacijos per tą safyrą ir tas deimantas kaip apsauga veikia kažkokia tam tikrą prasme, o per safyrą ateina informacija, bet tas ametistas padeda išlaikyti tą peace of mind, tokį kaip... kad, žinai, kitą kartą, jeigu nesi stabilios būsenos, kad, tarkim, ne tai, kad neišprotėtum, bet gal aiškiau viską priimti, ramiau, gal tos informacijos srautus kažkaip, kažkas tokio su ametistu. Tokia gal dar labiau praplečia tą diapazoną aplink, fantastika. Labai tinka. Dar labiau. Ametistas toks dažnas kristalas, nebrangus, iš tiesų labai lengva jo yra įsigyti. Ir tokią galę, sako, turi, nestiprią. Turi, labai. Ypatingai mums labai tinka, dar kai mūsų prigimtis tokia yra. Sakau, netgi mes nuvarim iš tas, kur mes skaitom, sakau, viskas tokiam violetiniam spalvom, kaip ametisto atspalviai. Tai mums ypatingai. Aš žinok, dar vieną akmenį turiu, aš nežinau, gal tu jo ar nežinos, yra toks akmuo aleksandritas. Čia gal labiau prie karalių, ten tų karūnų, iš tos pusės būtų įdomu patirinti. Nu, pažiūrim. Tai kad yra labai labai stiprus akmuo, aleksandritas. Pasikviesk tu į erdvę patirinėti. Jisai yra šiaip 2 spalvų. Priklausomai nuo apšvietimo, jisai būna arba žalsvas, arba violetinis. Priklauso nuo apšvietimo. Jo yra tokia struktūra, jisai šiaip yra labai retas akmuo ir labai labai brangus, sako, brangesnis už deimantą irgi. Man išlindo toks kaip pamatai kažkokie kaip akmenys, senovį tą aleksandritą laikydavo kaip pamatų statymui tokia. Bet čia perkeltinė prasme aš turiu omeny. Bet tai pamatai man atėjo kaip fizinė prasme, kad kažkaip tvirtybę duoda, tvirtybės. Tiek atstovėti savo tiesą, atstovėti smūgius, tiek fizinė prasme, tiek emocinė, tiek mentalinė. Aš turiu omeny ne tai kažkokius pastumimus ar kažką, pilių net, man atrodo, pilys. Ir jeigu ten kažkokie karai, jų net nesugriauna. Kažkaip nesusprogdina man tokią stiprybę. Jeigu netgi žūsta kažkas prie tavęs, tu kažkaip tą mentalą stipriai išlaikyti gali šito akmens pagalba. Nes violetinė ir žalia eina man tiek per širdį, tiek per kosmosą, per tas kažkaip ir kartu jos labai sustiprina. Vat mums reikia gyvenime visada ne tik ten, kaip mes dabar vien tik tą patinę čakrą stiprinam, man vėl tas
išlindo. Tos aistros, tos ego, tos pinigai, tas seksas ateina netgi. Ir atrodo, čia tu nori užvaldyti kažką, ar ten kažkokios energijos, ritualai, kas tik nori, žinai, bet ne per čia eina. Čia eina galia tik tokia materialinė laikina, kuri tu turi ją labai stipriai laikyti, nes jinai bet kada gali dušti. O čia yra tokia, kur bet kas, sakau, gali vykti, bet, sakau, širdį ir tavo mentalą sujungia ir tada, wow. Wow, labai. Vis įdomus akmuo, iš tiesų tos spalvos, netgi ta pati violetinė čia, dabar, žinai, kaip tai kas atsivartus, čia varijuoja nuo raudonų, žinai, iki violetinio atspalvių ir ta mėlyna, žinai, tokia, tai mėlyna, ne mėlyna, žalia tokia būna, tai žalia, tai mėlyna. Šiaip labai įdomus akmuo, bet kiek aš esu apie jį girdėjęs, kad sako, jis yra beprotiškai stiprus akmuo, ne kiekvienam, ir kad iš Rusijos kilęs ir kad karaliai pagrindą nešiodavo. Matai, geras, ir pamačiau karalius, eik tu savo. Kažkaip į karūnas dėdavo būtent akmenį ir tai sakydavo priklauso, ten kažkaip su astrologija suvesdavo, kad irgi tipo, net ne kiekvienam ženklui. Ne, astrologija, aš kartą prašau, niekada ne. Aš tai netikiu astrologiją. Ne veltui. Jie taip, supranti, jie taip, mums šiais laikais, ir gal tais laikais paaiškindavo jo, kaip ir žino, jo stiprybę, bet nemoka paaiškinti, kad ten astrologiškai, kodėl, pavyzdžiui, jeigu esu fėja ir esu svarstyklė, tai neturi nieko bendro su mano prigimtim. Ne dėl to, bet vis tiek yra stipru. Bet stipru ne dėl zodiako ženklo, o dėl tavo kaip kosminės prigimties. Va, mums labai tiktų, žinok. Mes labai puikiai susitvarkytumėm, žinok, puikiai. Druidam nelabai, žinok, druidai, kadangi dirba labiau su to materija, jam reikia, mums nereikia materijos ir ten tų ritualų, kad mūsų magija veiktų, dėl to mums tinka, o jiems reikia labiau to įsižeminimo, kad vyktų. Tai jiems nelabai žinok. Va, turbinas, tokie daug sunkesni akmenys, garnetas, man matau. Visos tos žemiškos spalvos iki geltonos druidam. Iki geltonos. Viskas, kas liečia ten žalę, jau kyla link mėlyno violetinė, ten jau net, nes čia yra mūsų. Na taip. Gerai, pažiūrim dar tavo periodotą parašytą. Irgi pasižiūrėjau, kad toks samaninis žalias, ne? Aš jį, supranti, prieš metus kažkaip, aš nieko apie jį nežinau, bet buvau Tenerifei ir patraukime tas akmuo ir pasiekti ir paskui pradėjau skaityti apie jį, kad jis ten tų magijų apsaugų turi, tai dabar noriu pasižiūrėti jį, ką jisai duoda. Gerai. Pažiūrim peridotas. Pasiskenuok jį. Pažiūrėk, ar jisai suteikia tą apsaugą. Jo, žinai, kaip man ateina, kai ką tik išvardinau mums pagal spalvas, kad nuo žalio jau galim žiūrėti mums, nuo žalių atspalvių prasideda. Ir jisai toksai geltonai žalsvas. Jau geltonas man yra kaip ir tinka, bet jisai... gal mano magijas, aš stipriau galiu. O jis toksai jau, aš matau, jis man kaip pagrindas yra. Aš matau grindis. Aš irgi noriu tą patį sakyti. Kaip grindis, kaip krištos spalvos ir vaikščios. Man čia labai toks ir apsauginis. Aš tada ir negaunu iš tų demoninių, apatinių, kaip čia pasakyti, atakų kažkaip. Ir čia mums, kas liečia magiją, toks kaip laiko tą jų pasaulį ir mūsų atskirus, ir tada aš jau galiu eiti smaragdai visą kitą, ir čia jau savo sultise. Geras. Aptu šitą. Ja, tai ir kaip prasmenuo, kad tas geltonumas mum abiem duotų tą pagrindą tokią, ne, geltonas atspalvis, biški kitoj. Jo, jis toksai olive, žinai. Tai žiūrėk, tai ten ir parašyta, kad jisai tokia kaip apsauga duoda nuo magijos, tai tame ir esmė yra, kad jisai kaip atkirstų, tos dvi realybės, tokias, kur yra materinė ir ta, kur mūsų tokia maginė. Jo, labai, žinok, labai gerai, geras. Rodo, reiktų gal į bambą, auskaro, man aš kai turiu, gal man tiktų kažkas tokio. Tada man kaip tik tos sluoksnius kažkaip, nes nežinau, man kaip grindis ties čia atrodo, gal man kažkaip aktyvintų ir tada kažkaip
ir sušvelnintų ir tą apačią, ir viršų, nežinau, man kažkaip rodo ties čia gal kažkaip, ar palaikyti, gal palaikyti, užtektų ant bambos, aš turiu žiedą, žinai, su šituo smaragdu, su šituo peridot, ir kažkaip palaikyti galiu ir Tai gal tada... žiedas irgi veikia panašiai, vis tiek būna ir prie žemesnių čakrų, ir prie Jo, nes aukštesnių ta ranka. ranka, teisingai, jo, aš čia galiu ir ant galvos dėti, ir ant krūtinės, ir ant apatinių čakrų, visai, teisingai, labai gerai, geras akmuo. Nu va, super, gerai. Dar gal to pačiu dar praskenuojam tą paprastą kalnų krištolą. Aš asmeniškai turiu tos akmenukus nešioju, tai kalnų krištolas tas visiškai permatomas. Man atrodo, jis mums šiaip turėtų tikti. Ne? Jo, tai mano net šituoklė yra su juo, nes jis labai gerai, jis kažkaip toks kaip rūką prasklaido, ypatingai ten tau žinių reikia kažką, matau, kai skaitai labai gerai pasidėti, mokiniesi, jis toks kažkaip labai tau praskaidrina viską, nuima tos filtrus kažkokius dūmus, labai geras akmuo, šiaip namie labai gerai laikyti jį. Miegamajam gal netgi ir kažkaip tada, sakau, prasklaido viską labai gerai, labai geras akmuo. Tai labai, super. Labai sunkias energijas jisai taip išlygina, užbalansuoja. Super. Gal, kad jisai, matai, kiekvienas akmuo turintis spalvas, jis turi kažkokią energiją, o kai jis neturi nieko, jisai viską labai subalansuoja. Kaip mačiau tą deimantą irgi, matai, kur mes žiūrėjom tos 3 akmenys ir viršuj tas deimantas sukas, jis toks kaip visų spalvų filtras kažkoks, net ta pati vaivorykštė, kai turi spalvas, pastebėjai, violetinė eina tokia šviesi kažkokia, tai bet lygiai tas pats, toks kaip apsauginis kažkoks. Man, jeigu aš žiūrėčiau visus kristalus, o tai nesvarbu, iš apačios į viršų, ar kaip aš paskleičiu juos, aš jį dėčiau šalia deimanto, šalia tų skaidrių visų, kur yra pats viršus. Aš norėjau sakyti tą patį. Nes kai ir tu esi, kuo aukštesnė dimensija, tuo labiau tokia, netokiai žiūrima, taip sakant, taip ir čia yra toks ant galvos gerai laikyti ir visa kita. Vis tiek turbūt pagal spalvas jie vis tiek klasifikuojasi energetiškas veikimas panašus. Jeigu deimantas yra toks arba baltas, arba ten permatomas ir tas krištolas permatomas, vadinasi, jie kažkaip vis tiek panašiai veikia. Tiesa? Faktas. Ir tas pats su visais mėlynais, su visais žaliais, su visais raudonais, paskui tik niuansai turbūt eina, bet esmė lieka panaši. O žinok, aš dar namuose turiu juodą turmalį, tai jisai sako, jau kai reikia labai labai stiprios apsaugos. Aišku, aš jo nenešioju. Mes vakar kaip tik šitą ir žiūrėjom ir juodą turmaliną, man labai jis irgi buvo įdomus, nes apsaugai gerai. Jo, nes kažkaip jo nešioti nesinoris, bet pavyzdžiui, jeigu reikia kažkokią situaciją, kur bus, bet pavyzdžiui, į laidotuvės reikėjo eiti ir aš tada ėjau su dideliu gabalu juodą turmalino ant kaklo. O kam? Nes į kapines reikėjo važiuoti, bažnyčiai reikėjo būti kapines važiuoti. Ai, kad apsaugas, ne? Ir aš užsidėjau tiesiog, kad būtų ta energetinė apsauga, kad nenusirptų, žinai, stipriai. Tai man rodo, Ne, man rodo, jo nešioti nereikia. Jeigu sakau, kitą kartą vėl privers aplinkybės eiti kapines, prisidėk druskos įkišinės, man rodo, į batus. Labai batus gerai prisibarstyti, nes ant to žemės eisi. Bet man įrodo, reikia jį palikti stable, rodo, stabiliai kažkur, namuose, link durų kažkaip, prie durų kažkur, įėjimo laikai ir jisai sugeria kažkaip į save. Ir dažnai jį reikia plauti. Ir šiaip labai trapus yra, labai greitai lūžta. Jo, bent mėnesį kartą tikrai reikia, žinai, nes labai gerai traukia energijas. Ten kažkur mačiau dabar kur knygas skaitau, kad į vandenį netgi gerai įdėti, ne tik paprastai laikyti. Irgi variantas, žinok.
neblogai veikia. Jo, apsauga yra labai stipri. Netgi burtus atlaikyti gali. Mhm. Jo, aš tikiu. Manau, kad tikrai taip. Jo, apsauga tikrai gera. Tokia... Nu, sunkes... Nepavargai, dar turi porą akmenų. Jo, tinkamas labai sunkias energijas sugert, kai mes sukamės tokiuose, kai dabar išrišnėjom tas magijas visą, kad mums tinka. Okay. Tinka turėti, aha. Bet nešiotis gerai dar... Tave apsunkina kažkaip, man rodo. Jo, aš irgi tą patį jaučiu. Jis skirtas būti padėtas. Gerai, man šiek tiek, kadangi aš pati turiu dar prie to krištolo dūminis kvarcas. Žinai, ne tokį? Jo, aš dabar irgi domiuosi dūminių kvarcų. Šaunuolė. Aš turiu labai didelį gabalą. Čia aš prieš kelis metus pirkau tos kristalus, grinai kas traukia, tą ir nusipirkau, bet aš iš tiesų nelabai jų naudoju, tiesiog stovi padėti. Dūminis kvarcas. Nes iš tiesų tas spalva, žinai, tokia biški purva, bet labai kažkodėl traukia. Kas ten pas jį tokio? Man jis eina tinka meditacijom, žinok. Medituoti. Meditacijom, matau, kaip aš pažinamė, jeigu čia dažnai lauro lapus deginu, su švytuoklė dirbu. Kai jau ateina ta valandėlė, kai šitą įsiplovau namus ir jau aš noriu išsirūkyti viską ir ten pasidedu tą akmenį, apgalvojimam jisai tinka, tas kvarcas, šitas dūminis. Kaip geras, ane? Geras ir kažkaip, žinai, kaip man rodo, gal neveltus tas dūminis ir vadinasi, nežinau, gal ne dėl to, gal dėl jų atspalvių, bet man tas dūminis, nežinau, kodėl eina. Jeigu tu laikai tą dūminį kvarcą ir šalia degini ten, ar tą seidžą, kaip jis ten seidžą, lavija, va. Ar ten kažką su tai susijusius, kažkaip jisai įsigeria labai. Ir jau kai tu nustoji ir tu palikai, jisai kažkaip galėtų skleisti tam kambaryje šitos energijos, ką tu pridūminai. Aišku, nereiktų rūkyti paprastų nesąmonių kokių, faktas, tai jisai išskleis, bet aš turiu, kad tai visas gerasias tokias savybės, jisai palaikys tą energetiką, tokia kaip ir apsaugą duoda. Man jisai pozityvus akmuo, pozityvus, jis mintis, ką rodo man mintis, jeigu jisai labai, labai tinka dabar kaip idealiai, kai yra tos svetainės sujungtos su virtuve. Ir tarkim, tu ten vis tiek būni gaminiai, ir ten žiūri teliką, skaitai, nesvarbu, ką darai, ir tu padėjai, jisai kažkur ant lentynos. Ir tavo mintis jis net sugeria. Labai svarbu, jeigu, ką tu galvoji, jis kažkaip lieka jame, kažkaip, wow, žinok, mums kaip link tos magijos einam, tai jis man labai rezonuoja, net lauro lapais prasmiro degančiais. Grinai. Bet jeigu jis sugeria, bet gal vis tiek jį galima išvalyti, ne? Nelieka viskas amžiams. Ne. Nelieka, jis ten kažkaip, man rodo, iki paros laiko, kažkaip rodo 24 valandas, kažkas tokio. Vėl, bet... O pavyzdžiui, geriau laikyti padėtą ar nešiotis? Padėtą. Okay. Jo, nes bandžiau nešiot, kažkaip neprikibo. Ne, jis netinkantis. Ir akmenis, kur tu turi nešioti, ir akmenis, kur tu turi padėti. Tai čia yra du skirtingi dalykai. Super, žinok, labai teigiamas toks. Super, labai smagu girdėti. Tarkim, eini kavos darytis ir tokią intenciją pradė. Šiandien bus nuostabi diena. Ir tas jisai įsigėrė šitos informacijos ir jisai vibruos dabar aplink tave. Wow. Labai gerai. Puikiai. Gerai, ir dar turi patį paskutinį? Kalbėti su juo gali, man sako, pertraukiau. Kalbėti su juo gali. Tarkim, atini, sakai, žinai ką,
O man šiandien bus taip zaibys darbe, pamatysi. Ir nuėjai ten, tarkim. Ir jisai tokį kaip užfiksavo, man rodo, kaip ir tarsi, O jeigu jį, pavyzdžiui, kokį rankinuką įsimesti, kad ir jeigu reini kokį darbą, ne, ar kažkur ir gali, tu įsimeti rankinuką, kad paskui gali, sėdint darbę, jisai ten toliau tau, nu va, labai gerai, skleistų tą energiją. gali, Apsauga jo, gaunasi, dinas. e, gali, bet su juo irgi, ta prasme, reikia švelniai, gražiai, toks man jis toks švelnumo toks Mhm. kažkoks akmuo, ir kur tu sakai, pasiėmė jį su savimi ir sakai, žinai ką, nu tai ką, ne tai, kad į jį dedi, kad, o tu man čia padėk, ne, bet tu savim tiki, kad, nu va, eisiu, išlaikysiu Mhm. šiandien tą egzaminą, ten dar kažką, ir jisai išlaiko tą atmintį, ką tu ten pasakėjai, ir jis vibruoja, kad nepamiršk, ko čia atėjai, nu kažkas tokio, žinok, wow, geras. Aha. Mhm. Gerai, o dar paskutinį turiu fuksitą, nežinau ar girdėjusi. Ir gal nelabai dažnas akmuo, jisai yra labai labai trapus ir tokios nu, žalsvai melsvos, kaip mėtinės spalvos ir turi kažkokių vat sidabro dalelyčių, kas priverčia jį blizgėti, bet jisai visiškai nekietas, jis minkštutis kaip uoliena. Fuksitas. Labai blizgus toksai žalsvai melsvas kažkoks ir labai blizgantis. Mhm. Gal man jisai toks grina kaip fėjų dulkės, nes jisai pats toks netgi tepa tais blizgučiais kaip fėjų dulkės kokios. Aha, kaip tu paėmė į vos, ne, aha. Panašiai kaip ir kai tas piratitas irgi yra, jisai turi tokių paim ir apsivalioja tau pirštai nuo. Mhm. Aha, tai vat, jį irgi greit prasiskenuojam. Kažkas su laime man eina, žinok. Mhm. Laimės akimirkos norisi sakyti. Jisai atneša kažkaip laimės akimirkų. Akimirkai aplamai yra toks žodis, kur yra toks kaip ir ta dulkė, kuri yra ta blizganti, maža, trumpa, bet spindinti, žinai. Tai va, Mhm. nešios, jis tau pritrauks tokių džiaugsmingų, tokį, žinai, kur būna kitą kartą tokia, oi, vėliau kaip gerai, Yeah. tokį, žinai, vat kažkas Mhm. tokio, tu gali pritraukti. Man fėjai labai tiktų, va, kai tu sakai fėjiškas, kas mums labai svarbu išlaikyti tą tokį Yeah. fėjišką džiaugsmą, tokį žaismingumą, jisai Tai. labai pagyvintum. Aha, ir tau tinka, nes irgi link tos magijos, link tas drugelis vis tiek jis turi to tokio tinka. Jo, kažkaip jį nešiot gali, bet nežinau, ar daro su juo kokių papuošalų. Aš dabar žiūriu, jisai kadangi yra labai trapus, bent jau tas, kurį aš turiu, tai jo nešioti yra labai sunku, nors man atskilo vienas gabaliukas ir aš tą gabaliuką įviniojau į kažkokias ten vėlutės, tipo padariau pakabuką, žinai, kaip krepšiuką. Bet šiaip jis dar būna randamas kartu su rubinu jame. Rubino gabaliukai įsimaišę į tą kristalą. Toks. Va tada jisai kažkoks biški kietesnis atrodo. Nors mes nagrinėjom rubiną, tipo mums netinka, Jo, bet yra va šitas akmuo su mažais bet rubino gabaliukais. Jo, bet tą rubiną neutralizuoja, žinok. Nu, Nėra kažkaip tokių taip stiprių. suveikia. Jo. Jis man gaunasi, žinai, kaip gaunasi tas akmenukas kaip saldainis man eina. Tokį saldumą neša. Jo, tau. jis taip ir atrodo. Ir jis ir atrodo, ir man net tas saldu darosi burnoje, toks atrodo tau, sakau, tas džiaugsmingas, nes tu kaip paimi saldainį, suvalgai, jisai tokį tau duoda trumpalaikį džiaugsmą. Aišku, tai aš nesakau, kad sveikas saldainius valgyti, ne, bet čia perkeltinė prasme yra ir sveikų saldainių, ar medus, koks saldumas, tas, žinai, gyvenimo saldumas. Tai duoda trumpalaikį tokį džiaugsmą, tai kažkas tokio, va, tas rubinas kažkaip sustiprina kažkiek tiek. Vienas kitam. Kažkaip rubinas sustiprina jo galią, o anas susilpnina jo galią. Tai gaunasi toks kaip balansas. Jo. Grinai tas pats jaučiasi. Jo, šitas labai, man atrodo, tiktų tas akmuo toksai, va, kiekvienai dienai turbūt netgi tiktų, ne? Jo, kaip ten sako, kiekvieną dieną pagalvok, ką gero gali tenais pagalvoti ar ten padaryti. Tai va tiktų, žinai, tas kad ir ten, nežinau, valai langus, pamatai drugelis atskrido, oi, žinai, tai skart nuotaką pakėlė, kažkas to.
Ar Ja, nežinau. ypač dabar, man atrodo, čia pas mus toj Komplimentas. dimensijai trūksta to džiaugsmo. Tokiais paprastais dalykais, komplimentas, ten dar kažką, pats tada nori sakyti. Jo, fainas tas akmenukas, man patinka. Gerai. Ja, yra čia kur pirkti Lietuvoje šiaip tai tų akmenukų. Jo, Labai aš net faini tokį jie. sąrašą turiu, kad man jų mažiausiai 100 reikia. Mhm. Gerai, tada aš daugiau akmenukų neturiu.